Ir trečiasis griaunantysis jausmas tai yra abejonės. Tai nerimas buvo pirmas, kuris yra dėl ateities, nuoskaudos dėl praeities, o abejonės yra būtent dėl dabarties, kad šiuo metu aš abejoju ir aš negaliu jaustis tvirtai, aš negaliu jaustis laimingai, jaustis saugiai, nes aš abejoju. Ir kodėl aš abejoju? Tai būtent tos abejonės suvalgo mano dabartį, kad aš negaliu, žinote, čia kaip pakibęs ore ir negaliu nieko padaryti. Vat abejonės tai yra būtent tas pakibimas, kad aš nežinau nei ką daryti, nei kaip daryti, aš abejoju, ar tai mano, ar tai ne mano. Ir abejonės dažniausiai kyla būtent iš vaikystės, iš palyginimo ir iš kritikos. Norėsi, pernorėsi, o ten kaimynas geriau, o ten mergaitė dar kitaip darė. Būtent tie palyginimai, tai reiškia, aš abejoju, ar aš esu geras, kritika, ką tu čia padarei, o aš kažką norėjau tikrai gero padaryti, bet ten kažkas neišsiaiškino, kodėl aš taip pasielgiau, jau sukritikavo, kad aš blogai kažką padariau. Ir taip gaunu vieną, antrą, trečią, ketvirtą ir taip tikrai turbūt kiekvienas žmogus šitam pasauly tikrai gavo ir kritikos, ir palyginimų su kitaip. Ir būtent tas tokį gyvenimo būdą neša į suaugusį gyvenimą. Ir tada aš abejoju, ar aš gerai darau. Aš abejoju, ar aš gerai atrodau. Aš abejoju, ar šitas drabužis ten tinka. Aš abejoju, ar šita profesija mano. Aš abejoju, ar šitas partneris mano. Aš abejoju, ar aš gera mama ar geras tėtis. Ir būtent tos abejonės suvalgo mūsų potencialą, jos suvalgo mūsų realizavimą, nes aš abejoju viskom. O tai aš gyvas ar negyvas? Aš noriu ar nenoriu? O čia mano noras ar ne mano noras? Ir tos abejonės neleidžia judėti. Jos tiesiog paralyžuoja, pakiba ore ir viskas. Ir aš nežinau, man eiti pirmin ar eiti atgal, man būti su šito žmogums ar nebūti. Aš noriu būti mama, ar čia tiesiog jau aplinkiniai sako, kad man jau laikas būti mama. Ir tos abejonės iš tikrųjų tikrai suvalgo labai daug energijos, jūs negalite judėti ir net jeigu jūs net judat, tai taip netvirtai, nežinau, nes aš vėlgi abejoju. Tai čia yra kaip toks tiltas, kuris neturi, kabantis tiltas, kur aš nežinau, aš nueisiu iki galo ar nenueisiu. Tai su abejonėm, kodėl ir kaip kažką su jom daryti, tai būtent išsigryninti nuimti tą patirtį neigiamą iš kritikos, iš palyginimo ir nelyginti savęs su kitais. Tiesiog pažinti save, ko aš noriu, kaip aš noriu, kas yra mano, kas yra primesta, kodėl aš noriu atitikti kažkokius socialinius standartus, kodėl aš noriu užsidėti kaukės ir būtent čia ir dabar gyventi savo gyvenimą. Aš jaučiu taip, gali būti visas pasaulis arba ten aplinkiniai sakys, nežinau, taigi čia kažkaip neįprasta. Taip, tai neįprasta ir man, bet aš jaučiu, kad aš turiu čia būti. Aš jaučiu, kad aš turiu tą daryti. Aš jaučiu, kad taip turi būti. Ir būtent tas vidinis jausmas, kad taip, aš tvirtai žinau, kad tai yra mano, kad aš elgiuosi teisingai, kad aš ten kažką kuriu teisingai, kad aš neku teisingai, tai yra būtent iš vidaus, kad aš gyvenu savo gyvenimą. Tiesiog priimti save, užauginti savivertę, išsigryninti, o kokios mano geros savybės, kur mano potencialas, o ko aš iš tikrųjų noriu šitam gyvenime. Padaryti planus ir būtent padaryti verslo planą arba tiesiog planą, kaip aš eisiu iki to, ko aš noriu. Nes kai aš turiu kelią ir viziją tenai kelio gale, aš žinau,
kur aš turiu eiti ir aš jaučiu, kad taip tikrai ten yra mano ir nieks manęs nepakabins ore, nieks manęs nenupuls, nieks manęs nepatstums, nes aš žinau, nejaučiu, o tiesiog aš žinau, kad tai yra mano. Ir būtent kai jūs žinot, kad tai yra jūsų, o nesivaikot kažkokiu primestų standartų, primestų kažkokiu kelių, tai jūs žinosite, kad taip, tai yra mano ir aš einu tvirtai, nes jeigu tai yra ne jūsų, tai visada bus abejonės, Arba tiesiog, kad jūs nepasitikit savim. Kodėl nepasitikit? Nes nepažįstate savęs. Tai tikrai nėra toks greitas ir trumpas kelias pažinti save, išsigryninti, tai užtruks ir jeigu jūs norit kuo mažiau abejoti, o tvirtai eiti, kad taip aš noriu šito, tai pirmin pažindinkite su savim, ateikit vėlgi į konsultaciją, nes kartais pačiam sunku tą užauginti, tą savivertę, pažinti save ir būtent konsultacijos metu yra išgryninamas tas jūsų potencialas, jūsų gyvenimas ir ta jūsų siela, jūs esat, kad mes pasižiūrim, o kas jūs. Ir net bendravime, būtent konsultacijos metu, tai jūs net jaučiat. Aš sakau ir jaučiu, kad ne, kažkas ne taip. Viskas apie tą šnekama ir taip išsigryninama. O čia tai tikrai man patinka šitas dalykas, o šitas nepatinka, o šito aš noriu, o šito nenoriu. Ir būtent bendravime, ten, kur jūs priima, ten, kur sukuria jums saugią aplinką, ten jūs galit atsiskleisti, jūs galit išskleisti ir atrinkti, o šitas mano, šitas ne mano dalykas, šitas mano ir palikti būtent tik tas, kas yra jūsų. Tai linkiu pažinti save ir būtent gyventi be abejonių, o gyventi pilnavertį gyvenimą, jausti save, tvirtai stovinti ant žemės ir tvirtai einanti į ateitį, būtent kad šiandien kurti tą ateitį ir šiandien aš išanalizuoju viskas, kas buvo prieš šiandien, būtent praeitį, kad aš paimu šitą kaip patirtį ir tvirtai paimu būtent savo patirtį ir ją integruoju į dabartį tam, kad pagerint savo ateitį.